daugiau šypsenų ir kad gal žmonės pagalvotų, ar jie laimingi ar ne. O jeigu laimingi, tai kodėl, arba atvirkščiai. Ieškotų priežasčių, kodėl jie galbūt jaučiasi nelaimingi. Ir manau, kad tiesiog vien tik tai priemonė, kuri taip išradingai leidžia pagalvoti, kodėl tu nesišypsai, yra tikrai labai pozityvus veiksmas. Kad socialinis projektas, kuris būtų skirtas būtent paskatinti žmonės šypsotis, ir gimė mūsų galvose ir tada mes nusprendėm, kad jį įgyvendinsim pirmiausia Vilniui, paprašysim, jeigu prisijungs Vilnius, kad tą būtų galima padaryti kaip gyvą barometrą su galimybė pamatyti miesto ekranuose. Galima balsuoti nuo lauko reklamos, galima nuo žurnalų, nuo laikraščių, nuo gyventojų nugarų, pavyzdžiui, kai tai galima daryti. Savo nuotaiką, jeigu jūs nubalsuojate, jūs galite pasidalinti socialiniuose tinkluose. Labai gražu, kad Vilnius yra pirmasis miestas iniciatorių dėka, kuris skatins šypsotis ir matuos savo gyventojus, kaip jie jaučiasi.